Sveiki, mėlyje Kandelerės bičiuliai, draugai, svečiai, visi, kurie užsukote ir paspaudėte žiūrėti. Dažnai į mane kreipiatės su klausimu, kaip man save atrasti, kokia yra mano gyvenimo misija, kokiu man gyvenimo keliu eiti, kaip man atrasti, reiškia, savo tą unikalumą, savo talentus, jėgas, kūrybiškumą ir panašiai. Taigi, šiandien būtent ir bus toks skaitimas, kad išeiti iš tos pakaruoklių būsenos, kad atrakint save ir pamatyti, kas jūs daro unikalių. Kas jūs daro unikalių. Kaip atrakinti tas savo jėgas. Na kągi. Taigi, kas jūs daro unikalių? Kaip atrakinti savo magiškas galias, jėgas? Kaip atrakinti kūrybiškumą? Tokia raktelė mes ištiesime. Kaip atrakinti aistrą kūrybai? Kaip atrakinti klestėjimą? Kaip atrakinti minties taiką, kad būtumėte taikoj su savimi? Kada jūs laimingas? Ir paslėpti potencialai. Štai raktelis, kuris padės būtent atrakinti jūsų galias, jūsų unikalumą. Kasgi jūs daro unikaliu? Jūs esate žmogus, kuris niekados nenusimena ir visada, reiškia, žiūri, kokios yra galimybės. Eina, ima visus šansus, kokius įmanoma, tiesiog nors ir yra čia ta siena priešais, jūs žiūrite į tolių, žiūrite į kažkokią, reiškia, begalinę jūrą galimybių ir veikiate, darote pasirinkimus ir veikiate. Žmogus, kuris sugeba sociume aktyviai veikti, sugeba dirbti su žmonėmis ir rasti partnerius. O kaip atrakinti tas magiškas galias? Reiškia, jūs esate žmogus gebantis atgimti, augti, veikti, energingas, nenustygstantis. O kaip atrakinti tas magiškas galias? Čia yra, reiškia, mainai. Yra mainai, pentaklių 6, kada, kai tu turi ir dalintis. Jeigu tu turi kažkokią vertę, kažkokius sugebėjimus, tu turi duoti kitiems tai. Tiems, kurie neturi tai. Nes po to jums už tai bus atlyginta, jums bus duota. Tai šitaip atsirakina, reiškia, tos maginės jėgos. Norint gauti, reikia duoti. Duoti tiems, kam reikia tos pagalbos. Ir būti teisingam, sąžiningam, ne barstyti savo, reiškia, jėgų, tiems žmonėms, kurie nenusipelnė. Kuris nusipelnęs daugiau, tam daugiau duoti. Kuris yra, reiškia, kaip tai, ne tiek, reiškia, verts, galbūt jam ir neduot tam tikrų savo resursų. Duoti tam, kuriam reikia ir kuris yra nusipelnęs. Čia šneka apie tai. Mainai, būtent energetiniai mainai. Kai tu atiduodi, tada ir gauni. Na gerai, o kaipgi atrakinti kūrybiškumą? Kūrybiškumą, kad atrakinti, vis dėlto reikia pasižiūrėti tokius pat kaip jūs, kurie turi tą lazdą. Čia yra konkurencija, čia yra bendrystė, čia yra draugystė, čia yra ginčai, čia yra įrodinėjimas. Ir kiekvienas turi savo tiesas, kiekvienas šneka iš savo varpinės. Ir reiškia, ir kiekvienas turi potencialą kažką išauginti. Bet kai kiekvienas nori viršesnis už kitą būti, tarsi kitą nugalėti,
gaunasi chaosas. Ir tada, reiškia, tas kūrybiškumas tame chaose gali pasimest, tačiau pamatęs, ką kiti, reiškia, savo lazdą tą mojuoja, savo potencialą, tu gali įvertinti savąjį potencialą ir rasti būtent kūrybiškumui, kelią, sakykime taip. Tai dabar mes pasižiūrėsime su mėlynuoju orakulu, nes šneka apie konkurenciją, kuri padeda atrakinti kūrybiškumą. Na, bet tai jau kaip tą aistrą tai kūrybai atrakinti. Bet matot kaip vyriausias arkanas išeina pirmas. Viską pamatyti kitų kampų. Žaismingai, reiškia, kokioj ten aukos pozicijoje bebūtum, viską matyti kitų kampų, kreatyviai. Aistra reiškia kūrybai padaryti kitaip negu kiti. Ta patį dalyką visi turi tą patį žmonės. Kiekvienas turi savo potencialą, savo tiesą, savo lazdą. Bet tu turi tarsi savo potencialą išnaudoti taip, kaip niekas neišnaudoja. Ir tada pajusite, reiškia, aistrą kurti, kad, aš originalumą kažkokią tai turiu, ar ne? Taip. Ir kaip tada atsirakins tas klestėjimas, ar jis gali atsirakyti? Taip. Bet rodo, kad reikia, kad klestėjimas atsirakintų, vis dėlto reikia turėti kažkokią, pusiausvyrą, balansą, taupumą, mokėti naudoti resursus, galbūt nebūt per daug išlaidžiam, turėti planų, ką tu norisi pasistatyti, kiek tu norisi pasistatyti, ką tu norisi nusipirkti, kur tu investuosi. Tai veda į klestėjimą. Kai žmogus turi 1 eurą ir tą patį išleidžia ledams, kai tuo tarpu nelieka bulvių, tai parodo jo, neracionalumą. Čia šneka apie racionalumą, tai padės, atrakinti klestėjimą. Tam tikras taupumas, atsargų pasidėjimas, išnaudojimas, mąstymas. Čia atsargos, čia, ką turiu rankose, išnaudoju, apie tai galvoju, kur dar man reikės investuoti. Štai tokie dalykai, taip atsirakina klestėjimas. O kaip atrakinti minties taiką? Minties taika, čia fortūnos ratas, antras vyriausias arkanas, tai yra tikėti savo fortūną. Tikėti, kad pasiseks. Tada būsi taikoj pats su savim, kai tu tiki sėkme, o neįsileidi kol kas tai baimės. Viskas visatoj turi savo tvarką ir netgi taiką. Ir tu turi tikėti, kad viskas yra darnoje. Ir kasgi bebūtų, visados nėra tos padėties be išeities, kad nepasisektų. Net didžiausios nesėkmės yra kaip sėkmės pradžios garantas. Čia reikia šitą nepamiršti. Na kągi, ir kada būsi laimingas? Kai jau iš tokio avidurėskelio, kaip sakant, pradedančiojo, besikaunančio, išeini į žmogų, kuris jau yra vertas savęs, jau kažką pasiekęs, jau žino, ko nori ir turi, tą potencialą, kurį išnaudoja, turi strategiją, čia, tas potencialas kaip strategija eina. Kai tu turi strategiją, kaip įveikti, kažkokius trukdžius, tą 13, ar ne? Ar tai finansinius, ar tai energetinius, ar tai sveikatas. Kai tu turi strategiją ir sugebi tarsi ramiai, neskubėdams, apmąstęs viską, išmeditavęs, išeiti
reiškia, finansinės, sakykime, čia moteris yra finansų karalienės padėtį. Tai kada strategija jūsų, reiškia, laimingas, tada, kada tu kaip ir, sakykime, dar daug neturi, bet tu turi strategiją, būt ramiam tame, reiškia, investavus, nepergyvent, kad kažkur neteisingai investavau. Išlaukti, išbūt ir ateis momentas, kada, reiškia, tu turėsi tą didėjį pentaklį rankose, tą didžiąją monetą ir jokios juodos katės jums nebaisios. Šneka apie tai, tada jūs laimingas. Kada jūs atidarote vartus, reiškia, į klestinti šviesų sodą. Laimingą šeimą rodo, bendrai, reiškia, į kolektyvą, į bendrystę, į bendruomenę, kada tu esi reikalingas, naudingas ir mylimas. Na ir dabar pasižiūrėsime jūsų paslėptus potencialus, o pas jūs paslėptas potencialas yra, kada viskas pasibaigia, tarsi, nėra jau blogiau, jau negali būti baisiau. Reiškia, tada jums suveikia tarsi atsarginis kompiuterio viskas, mintis, informacija, prisikelti iš numirusių. Jūs esate žmogus, kuris sugeba pabaigti ir atgimti. Atgimti per meilę, per džiaugsmą, čia mylintis žmogus. Ir rasti, reiškia, tarsi atjaunėti, atgimti per meilę, Metatronas, šitoje žemėje, suvaldyti situaciją, suvaldyti visus štormus. Jums štormai duoda potencialą tiek moterišką, jeigu vyras žiūri vyrišką, duoda potencialą, žinojimą, kaip tvarkyti pabaigą ir išeiti naujo gyvenimo periodą, kaip įveikti prisirišimus prie pilkos tamsumos, pelkės, sakykime, nukirsti saviapgaulę, grandines ir gauti jėgą. Jūs, reiškia, visados per pabaigą įgaunate jėgą, įgaunate energiją, įgaunate maginius sugebėjimus kokius tai ir kaip stiprybės angelas visados su jumis yra ir būtent per širdingumą, per meilę, netgi, reiškia, net romantinį kažkokį tokį pamąstymą, išeinate į gausą perteklių, kai atrakinate savo širdį. Tiesiog, kai atrakinate savo širdį. Štai toks paslėptas potencialas, kaip atgimti iš numirusiųjų, per skausmą, iš žvaigždės, galim sakyti. Gaunate didžiulės jėgas įveikti visus apribojimus, visus pririšimus, visas pabaigas, visus štormus ir atvert naujus ratus, sutikti naujus žmonės, naują meilę ir naujas galimybės. Štai šitaip, tokiu raktu jūs galit atrakinti save. Su jumis buvo Kandelarija, iki sekančio karto, iki laukiu grįžtamojo ryšio. Patiktukų, atsiliepimų, prenumeratos ir pasimatymų. Iki.